Labas vakaras. Sveikatos apsaugos ministerija keičia receptų išrašymo tvarką. Ministro teigimu, farmacijos bendrovės mažiau manipuliuos gydytojais. Gydytojai ir vaistininkai sako, kad nauja tvarka padėties nepakeis. Vaistų išrašymo naujovėmis domėjosi Marta Skalendra. Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas planas turėtų sujaukti šiuo metu susiformavusią gydytojų papirkinėjimų sistemą. Algio Čapliko pasirašytame plane numatyta, kad recepte turės būti rašomas ne konkretaus vaisto pavadinimas, o tik pagrindinė veiklioji medžiaga lotynų kalba. Vengiant konflikto ir vengiant galimybę farmacininkam manipuliuoti gydytojais, mes iš tikrųjų manome, kad leidimas rašyti receptus vaistų pavadinimų yra negeras. Tai yra galima išrašyti cheminių pavadinimų, ką mes rekomenduojame ir tą mums rekomenduoja specialiosios tarnybos daryti. Neoficialiomis žiniomis farmacininkų atstovai lanko ligoninėse ir poliklinikose dirbančius gydytojus ir šiems už išrašomus ir gaminamus vaistus žada atlygį. Esą už 25 išrašytus vaisto receptus gydytojai mokama nuo 9 iki 15 litų. Rekordininku tapo vienas šalies urologas, per mėnesį iš farmacininkų gavęs per 10 000 litų. Draudimas rašyti recepte vaistų pavadinimą piktina gydytojų sąjungos vadovą. Esą išrašęs receptą gydytojas nežinos, kokį vaistą pacientas nusipirko. Vaistas turi ir kitų sudėtinių dalių ir todėl atskirų firmų vaistai skiriasi. Ta visi puikiai pacientai žino, ypač tie, kurie lėtiniai ligoniai yra. Ir tokiu būdu, reiškia, tas atitaikytas vaistas gali būti kitą kartą duodamas jau kitas. Nacionalinė vaistų prekybos asociacija teigia, jog toks sprendimas leistų ženkliai papildyti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą ir lemtų vaistų kainų sumažėjimą. Jeigu recepte vaistas rašomas yra firminiu pavadinimu, tai yra galimybė, kad jisai nebūtinai bus išrašytas pats pigiausias. Gydytojų sąjungos vadovas abejoja, ar pakeista tvarka panaikins gydytojų papirkinėjimą. Visiškai nieko bendradarbiavimo nenutrauks, jeigu jisai buvo ir bus. Todėl, kad man, kaip aš sakau, juokaudamas, man nieks nedraudžia pasakyti pacientui, kad tu nusipirk šitą vaistą. Ir jis nuės paprašys tą vaistą. Neoficialiai teigiama, kad pakeitus tvarką, farmacininkai užuot papirkinėję gydytojus, mokės pinigus vaistininkams, sudarydami vadinamasias pirmojo vaisto pasiūlymo sutartis. Marta Skalendra, Remigijus Pakėnas, LNK žinios. Vilniuje prokurorai narplioja sklypo vagystę. Savininkas apie pagrobtą žemę sako sužinojęs tik, kai jo sklypas buvo parduotas, su mokesčių inspekcija ėmė reikalauti privalomo mokesčio, pasakoja Jaunius Matonis. Vieną dieną šios žemės ir pastatų šeimininkas gavo pranešimą iš mokesčių inspekcijos, raginantį susimokėti pajamų mokestį už parduotą sklypą vertinama 1,5 milijono litų. Tai buvo nemaloni staigmena žmogui, kuris sklypo nepardavė. Vilniaus apylinkės prokuratūra nustatė, kad sklypas buvo pavogtas ir kelissyk perparduotas. Tyrimo duomenimis 3 kartus teistas narkomanas Dainius Čepulis notarui pateikė suklastotą žemės savininko įgaliojimą parduoti sklypą už daugiau nei milijoną. Notaras apiformino pirkimo ir pardavimo sutartį. Įtariama, kad sandoris buvo fiktyvus, nes pinigai narkomanui sumokėti nebuvo. Naujasis savininkas Jaroslavas Lakutijevskis netrukus sklypą pardavė bendrovei Liepų kalnas. Įtariama, kad ir šis sandoris buvo fiktyvus. Paskui sklypas buvo parduotas už 800 000 litų naujiems savininkams. Pavogtas sklypas iš viso buvo parduotas 3 kartus. Paskutiniai jo savininkai čia pradėjo statyti sublokuotus kotedžus. Statybos turėjo būti baigtos pernai vasarą, tačiau žemė buvo areštuota. Įtariama, kad nusikaltimą organizavo Ričardas Majevskis ir Vasilijus Mitrochinas. Jų ieško policija. Teismas leido suimti narkomaną pardavusi sklypą su suklastotu įgaliojimu. Taip pat suimtas ir fiktyviai sklypą pirkęs bei pardavęs Jaroslavas Lakutijevskis. Už grotų atsidūrė ir žemę perpardavusios bendrovės buvęs direktorius Almantas Budreika. Pasak prokurorų, tai ne pirma sklypo vagystė Vilniuje. Teismui jau perduota byla, kurioje sukčiai pardavė 3 sklypus, susižėrė apie 10 milijonų litų. Pasak pareigūnų, vogta žemės pardavimams būtų užkirstas kelias, jei notarai tikrintų sklypų pardavėjų įgaliojimus. Iki šiol tokios prievolės nėra. Jaunius Matonis, Donatas Pakštys, LNK žinios, Vilnius. Kauno valdžia gviešiasi iš Pasvalio veltui perimti paminklą XIX amžiaus sukilėliams, nors Pasvalio savivaldybė padedama verslininko prieš 10-metį išmestoms skulptūroms prikelti išleido nemažai pinigų. Violetos Juzonytės pasakojimas.
Bronzinė skulptūra 1863 sukilėliams kelis dešimtmečius stovėjo Šiauliuose, vėliau kaip sovietmečio kūrinys buvo demontuota. Teigiama, kad iš Pasvalio krašto kilęs skulptūros autorius pasvaliečių paprašė kūrinį įsivežti iš bulvių sandėlio. Šiaulių tarybai pritarus, paminklas ir buvo atiduotas Pasvaliui. Šis paminklas sukilėliams yra Pasvalio savivaldybės turtas, nors jis stovi vieno verslininko privačioje valdoje. Teigiama, kad paminklo užsinorėjusi tuometinė rajono valdžia tinkamos vietos šiam paminklui mieste pastatyti nerado. Rajono valdžia apmokėjo už pavogtos rankos ir šautuvo vamzdžio atstatymą. O ką žino, jeigu ne Pasvalio rajono savivaldybė, jeigu ne verslininkas Želvys, galbūt ta skulptūra būtų buvus pas metalo supirkėjus. Paminklo panoro ir Kauno savivaldybė. Esą yra statomas kitas vienam šio sukilimo vadų, tad skulptūra sukilėliams labai dėrėtų. Aš aišku iš karto sureagavau, nes manau, kad tokie paminklai, tokie garbingi paminklai mūsų istorijai turėtų būti eksponuojami kuo geresnėse vietose, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Skulptūrą priglaudęs verslininkas kauniečių patriotizmo abejoja. Kurie buvo prieš 9 metus, kaip bareliefas gulėjo Šiaulių apželdinimo trėste bulvės sandėlyje. Tada galėjo domėtis ir atrestauruoti, savo pinigus išleisti ir pastatyti Kaune, jeigu buvo vieta jam skirta. Kaunas norėtų, kad paminklas būtų atiduotas už dyką. Pasvalys be kompensacijos to daryti nežada. Be to paminklo kelioniai turėtų pritarti vietos taryba. Violeta Juzonytė, Paulius Garkauskas, Alminas Mikalauskas, LNK žinios. Varėnos rajone per policininko sukeltą avariją sužaloti 3 jaunuoliai. 21 Alytaus policijos patrulio vairuojamas BMW miško kelyje ties Glūko kaimu nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į medį 10 vakaro. Po smūgio automobilis susiliepsnojo ir visiškai sudegė. Vairuotojas ir 18 bei 21 keleiviai spėjo išlipti. Visi 3 sužaloti nestipriai. Netarnybos metu vairavęs patrulis pasitikrinti blaivumą atsisakė. Lazdijų rajone per paties sukeltą avariją sužalotas 28 Lazdijų pasienietis, vežamas į ligoninę. Pareigūnas mirė. Vilniuje peršautas vyras. Incidentas Ateities gatvėje įvyko apie 21 valandą. Įsiplieskus konfliktui 28 vilnietis kelis kartus šovė iš legaliai laikomo pistoleto į orą ir 24 vyrui į kojas. Šis gydomas ligoninėje. Incidentą provokavę 4 neblaivūs peršautojo bičiuliai po apklausos policijoje paleisti. Šakių rajone per išgertuves netyčia koviniu pistoletu sodybos savininkui peršautas pilvas. Šilalės rajone 24 vyrui medikai iš rankos išėmė guminę kulką.